Sveiki, gavau aš tokį kvietimą iš Tautodailės sąjungos, Lietuvos Tautodailės sąjungos, ten Stiklių gatvėje, kur yra galerijos, kvietimą sudalyvauti su margučių paroda. Ir sakau, gerai, man patinka labai visą laiką dalyvauti, bet dalis mano margučių buvo muziejui, Kaišiadorių muziejui. Ir jie juos saugo, tai iš archyvų pasiėmiau ir trupučiuką sumaišiau su dabar turimais. Ir štai tokia labai graži velykinė paroda išėjo. Šiandien atsidaro mano paroda, margučiui skirta, ir jinai tęsiasi iki atvelykio tikriausiai. Bus kol tos šventės susijusios su margučiais. Margučius aš dedu skutinėtus ir vašku margintus. Pas mane yra dviejų rūšių. Mes žinom, kad tradiciniam amate yra margučiai dar ir augaliniais dažais dažyti, be jokių raštų, tada juos išskutinėja senasis mūsų tradicinis paveldas ir dar su vašku dažo. Tai čia dabar dvi yra sudėta rūšis margučių. Ir žinokite, tuos margučius papildo dar nuotraukos. O nuotraukas aš dariau labai atidžiai skaitydama Gimbutienės tekstus ir rinkdama medžiagą apie Velykas, apie kiaušinį, apie margučius. Ir visi nuotraukose margučiai suskutinėti ir pritaikyta kažkokia maža detalė iš tų mūsų senųjų raštų, iš tos mūsų turtingos paveldų patirties tos. Tai vieni daugiausia kalba vis dėlto, kaip ir Gimbutienė, senąjį paveldą tyrinėja, tik krikščioniškąją, nors turiu ir vieną stendą, tenai, kur yra keli ir krikščionybei skirti margučiai. Tai tokias temas pasirinkau. Nežinau, apie ką kalbėti. O kokias pačiai patinka geriau daryti? Ar vašku, ar skutinėti? Sako, moteris, žinokit, visą laiką su vašku dažydavo, nėra ten jom laiko per daug užsiimti, o vyrai tai pasiema ir visą dieną arba dvi gali skutinėti ramiai. Tai va, ir vienas vyras ten ir knygą išleidė yra, iš skutinėtų margučių. Tai, o ką man labiau patinka? Labai skirtingos technikos ir tai patinka. Kam tu sudedi jį, tą ir randi. Tai jeigu šitą skutinėjant padarai į dieną į 2-1 margutį, kiti padaro 3 margučius per dieną, aš tai padarydavau per dieną 1 arba pusę netgi margučio, nes labai stengdavausi apgalvoti, ką ten suskutinėti. O vašku tai tu gali 5 ir 10 padėkliukų, kaip kam gabumai leidžia, gali numarginti. O šitą kolekciją tai 1-5 metų. Kiek laiko daryta? Per karantiną, būtent kur muziejus Kaišiadorių saugo šitus margučius, tai jie buvo suskutinėti mėnesio, 2 mėnesių, jeigu su skaitimų knygų, tai maždaug tokiu laikotarpyje. Paroda, kada tas mūsų karantinas buvo, jau 3 metai atgal kokie, tai labai greitai metai bėga, ar ne, kitos temos dabar. O vat vaško, tai margučiam, nežinau, 3 metai, va čia labai nesenai, va šiandien vieną dar parodydama dažiau. Tai kažkur va tokio sukūrimo yra data. Aš laikau rankose velykinį margutį, tai yra raudona. Ir pas mus būdavo margučiai ant stalo būtent per Velykas raudoni. Raudona gyvybė, yra tekantis kraujas, meilė, gyvastis visa. Jeigu gyvas žmogus, tai va teka raudonom gyslom kraujas. Ir darant per Velykas būtinai turėdavo būti juodas. Tai čia tas būtų senasis paveldas reikštų žemę. Žemė, kuri duoda derlių, žemė motulė, kuri mus paimtų ir paskui pasiema atgal, kai jau sugrįžtame ją. Bet vis dėlto pirmenybė būtų raudonam. Nes žemės spalva galėtų būti ir turtai, javai užauginami. O kokiais dažais toks raudonumas išgauna? Seniau sakydavo, kad su ochra dažydavo, bet aš ochros neturiu. Tai dabar mūsų raudona daugiau išgaunama su svogūno lukštais, tokį rudumą. O šičia tai yra vis dėlto chemija. Turiu dalį margučių nudažiusi, bet juos padovanojusi su Žaslių amatų centrui, ten mūsų Kaišiadorys yra. Tai jie pasidarė vitriną to įvairaus senųjų dažymo būdų tokia ekspozicija. Beržų lapai, svogūnų lukštai, ten buvo arbatos, želmenys visokie ir su samanom bandyta. Kopūsto lukšta ir kopūstas, tai mėlynas arba ciberžolė vis dėlto paveldo meistrai atmeta, nes tai yra naujesnės
augaliniais riešutas, kur geltonai dažo. Bet augaliniais dažais, išbandžiusi įvairių, labai patiko uogienėm dažyti. Tai buvo mėlynės kokios arba juodi serbentai, bet sako, seniau negadino uogų. Tai ten tik tai mūsų atradimai dabartiniai. Tai va, tai o šičia tai chemija. Padarau, įdėliai margutį, 5 minutės ir jau turiu nudažytą. O su augaliniais dažais reikia palaikyti per naktį, kad jie tiesiog įsigertų, netgi 2 dienas. Vienas žmogus laikė visą savaitę ir dar suvalgė paskui tą kiaušinį. Bet įsidėjo žalę, tada įsidėjo, labai gražiai juodai nusidažęs buvo. Ir sakė, buvo skanus po savaitės laikymo. Nu, kas čia yra savaitė, nedaug, ar ne? O kai vykdai edukaciją, kad jie įdomiau, ar skutinėjami, ar dažant vašku? Edukacijom vis dėlto žmonės kviečia dažniausiai, nedažniausiai, tiesiog visą laiką vašku, nes reikia, kol tu papasako, kol viską apžiūri, paaiškini techniką, tas vaikas akimirksniu prabėga ir mums lieka nudažyti 2 margučius nusidažo. Pas mane atsineša kietai virtus ir nusidažo 2 margučius. Šiais metais aš turėsiu ypatingus metus, kada suaugusių grupė susirenka ir mes skutinėsim. Tai tada iš pradžių nusidažysim vašku, o tada skirs laiko skutinėjimui. Aš parodysiu paprastesnį raštą, tokį jau atsirinkusi labai gražų ir greitą. Ir su vaikais mes skutinėjom per karantiną. Tada turėjome kol aš kalbėjau, vaikai tada per ekranų skutinėjo. Tokie vaikiški darbai, taip bet ką. Vis tiek išbandėm tą senę mūsų. Bet žinau, kad vykdai edukacijas ne tik Lietuvoje. Nedaug aš turiu. Man ta lietuviška žemė, žinokit, čia yra tiek ką nuveikti, kur keliauti, ką pamatyti. Ir viskas taip keičiasi. Tu buvai vaikystėje, ar ten su autobusu pravažiavai tas vietas, arba prieš 10 metų kažkur buvai, viskas taip keičiasi. Gražėja, tobulėja, Lietuva klesti. Nuostabų žmonių sutinki, nuostabių vietų pamatai, tai man labai patinka važinėti. Gal, kad aš per mažai važinėjusi, tai Lenkija, Latvija, Japonija buvo šitose šalyse, tai gal, aišku, tos išvažiavimai turi savo žavesio ir nežinau, bet ir Lietuvoje yra daug kur nuvažiuoti ir su kuo kalbėti. Man ir Lietuvoje labai patinka. O japonai suprato? Japonijoje aš mokiau šiaudelius verti, bet čia yra viršui šiaudinių paukščiukų. Prieš Velykas mes tokius darydavom ir įdeda prieš Velykas margutį į vidų paukštelio. Kai yra paukščiukas, tada tą galima margutį va čia įdėti, jisai neša kiaušinį. Tai čia va mūsų lietuviškai va taip papuošdavo medelius su velykiniu kiaušiniu. O Japonijoje mes darėme sodus, vis dėlto sodus, angeliukus ten parodžiau. Dar darėm, jau senokai buvo. Bet tai artimi dalykai, tiesa? Jie be proto įsigilina ir įsitraukia, jų tokia kultūra yra, jie turi irgi senas labai tradicijas. Šiaudinių sodų pas juos nėra, pas juos yra kitokių šiaudelių rišimo būdų, tai jie labai imlus yra, juos užburia tie besisukantys sodai, jų raštai. Tai va, vedu ir šiaudelių užsiėmimus, ir margučių marginimo, ir paukščiukų prieš Velykas, ir lizdelių sukimo, va į Klaipėdą važiuosim, lizdelius sukti. Klaipėdos etnokultūros centras kviečia, o su Vilniaus etnokultūros centru, tai va čia, kur jie draugaujam, tai tada šiaudinius visokius dirbinius darom. Nu ir šiaip pakviečia, kur ten ir važiuoju, labai smagu keliauti. O šitą kolekciją kur dabar važiuos? Mes turėsime čia kažkur mėnesį parodą, jinai nuo šiandieną pradeda veikti, tai ateikite į Stiklių gatvę 16 Vilniuje. Ir čia ne tik mano paroda vyksta, bet ten dar pamatysite daugiau ir tapybos, ir medžiagų, ten medžiagiškumo. Galima taip pat tautodailės metraštį įsigyti, nes šita galerija leidžia visos Lietuvos metraštį. Ir ten skiria kartais regionams, kartais amatininkams pristato. Tai gavau dovanų, žinau, kad nežinau, nepavydėkit, skaitysim. Kartais ir aš patinku į tą metraštį, kokiuose keliuose, jeigu mane pakviečia, tai esu buvusi. Įdomu yra apžvalga. Mūsų lietuvėlės tikrai labai plati ir darbų labai daug būna. Ai, dar taip ir užsivedžiau kalbėti ir žinokit, aš tada margučius, lizdelius, verbas, o kalėdinių laikotarpių kiti dirbiniai, joninių, dar rasų, tai
šiuo metu sakoma. Ir mano metų ratas sukasi ir šventės eina ir aš vis kažką pasiūlau, kokią progą, tada mes susitinkam ir tiesiog mane pakviečia, aš keliauju. Savo Kaišiadoryse tai pirmiausia, o paskui nurūkstu, kur kviečiu. O dalis kolekcijos ir muziejui bus? Muziejus man paskolino mergučius, nes aš jau juos padovanojau. Jie visus skutinėtus, man jie brangus, nežinau, aš ten įdėjau tiek apgalvoti, jie yra padaryti, atrinkti simboliai, žodžiai visi. Ir aš galvoju, kad muziejui taip pat reiktų tą mano fotografijų parodą perduoti. Mes turim puikų muziejų Kaišiadoryse, kuris renka ir tapybos, ir visokius kitokius dalykus, ir paveikslus dailininkų, ir senosius daiktus. Ten pas mus tokie kūrybingi yra žmonės. Tai tie margučiai bus saugomi muziejui ir sakė, mūsų nebebus, o darbai jau bus. Tai labai smagu, žinokit, aš labai džiaugiuosi, kad jie juos šitaip brangina. Sekančioje parodoje jūsų autoriniai irgi bus margučių? Sekantį parodą aš dabar neplanuoju, galvoju, baigsis edukacijos, tada mes turim sodinukų laiką, tada rasų jau labai daug kvietimų turiu, dar ne visos dienos susipildė, jeigu ką, vainikai, tai nebus parodom laiko. Oi, ruduo, šiaudelių laikas, stovyklos, žinokit, dar nežinau, neprižadu.